Sveiki! Pakalbėkime apie problemų sprendimą Lean sistemoje. Čia mes sutinkame labai svarbų Lean instrumentą, vadinamą A3 problemų sprendimo formą. Pasižiūrėkime, kokia jo logika. A3 remiasi universaliu Lean darbo algoritmu, kuris sako: suprask situaciją, žinok, ko sieki, remkis faktais, sprendimus patikrink ir būtinai juos įgyvendink. Tai yra Lean namo viena iš centrinių dalių. Lean požiūris į problemas geriausiai apibūdinamas tokiu pasakymu: jeigu jūs neturite problemų, tai ir yra jūsų problema. Nes Lean problemos tai yra auksas. Jos parodo jūsų tobulėjimo galimybės. Reiškia, jeigu jūs neturite problemų, jūs nematote savo tobulėjimo galimybių. Kaip tik problemų sprendimas yra Lean pagrindinis mokymosi kelias, jisai labai gerai aprašytas Džono Šuko knygoje Managing to Learn 2008 metais išleistoji. Ši knyga yra išleista lietuvių kalba, vadovauti reiškia mokyti 2011 metais. Taigi, kas tai yra problema? Greičiausiai tai yra kiekvieno vadybininko kasdienė duona, neleidžianti mums užmigti. Ir problemų sprendimas yra tai, su kuo mes susidurime kiekvieną dieną. Gerai tas, kad problemos turi savo istoriją ir aplinkybės, kurias mes galime analizuoti ir tokiu būdu mes galime jas įtakoti. Problemos yra procesai, mes juos išanalizuosime ir pakeisime, tada jų neliks. Taigi skirtingo sudėtingumo problemoms, kas yra gyvenime, reikia įvairių instrumentų. Vienas iš jų kaip tik ir yra A3. Jeigu mes norėtume apibūdinti, koks yra idealus problemų sprendimo būdas, kokiom savybėmis jisai pasižymi, greičiausiai mes norėtume, kad visa informacija būtų prieš akis vienoje vietoje. Glausta, lengvai suprantama, kiekvienas teiginys pagrįstas duomenimis, sprendimas nuoseklus, logiškas, visi pasiūlymai išbandyti, veiksmingi, kiekvienas sprendimas yra aišku, kaip bus įgyvendintas, o pati forma turėtų būti tinkama dokumentavimui, archyvavimui ir kitų problemų sprendimui. Sprendimas turi būti universalus. Reikia pasakyti, kad A3 problemų sprendimo forma atitinka visus šios reikalavimus, dėl to ji ir yra toks galingas instrumentas. Kas tai yra? A3 forma ir yra A3 formato lapas, kuriame numatyti visi loginiai problemos sprendimo žingsniai. Kairėje lapo pusėje mes apibūdiname dabartinę situaciją, mes aprašome, kaip yra dabar, kokia yra problema, aprašome, kaip norėtume, kad būtų ir numatome skirtumus tarp dabar ir turėtų būti. Dešinėje lapo pusėje mes parodome, kaip mes problemą išsprendžiame, kaip mes likviduojame tuos skirtumus tarp dabar ir turėtų būti, kaip mes ištestuojame sprendimus, koks yra mūsų gyvenimo planas ir kaip mes patikriname rezultatus. Taip pat čia mes nurodome sprendimo autorius ir A3 formos versiją ir nurodome suinteresuotus asmenis, kokius procesus, kokius vadovus šie sprendimai palies. Truputėlį detaliau, A3 formos skirsniai yra visų pirma yra pačios problemos apibūdinimas ir situacijos pagrindimas, kaip yra dabar, yra numatomi tikslai ir uždaviniai, ko mes norėtume pasiekti, mes analizuojame trūkumus, ko mums trūksta iki tikslų pasiekimo ir darome pasiūlymus, kaip mes išspręsime tas problemas. Numatome problemų sprendimo planą, numatome grįžtamą į ryšį, kaip mes rezultatus tikrinsime ir pasakome, kokie suinteresuoti asmenys mes dalyvauja, su kuriais mes turėsime derinti savo sprendimus ir kurių nuomonė mums yra esminė, kad sprendimai būtų efektyvūs. Taigi, kaip mes pildome A3 formą? Visa svarbiausia informacija turi sutilpti ant vieno A3 lapo. Tai yra esminė savybė ir kaip tik dėl to A3 forma yra tokia efektyvi. Visas teiginių ir informacijos pobūdis yra glaustas. Glaustumas yra būtinas.
Čia mes labai turėtume pasitelkti grafinę informaciją, vaizdinę informaciją, nes yra lengviausiai suprantama, ji daugiausiai informacijos sutalpina aiškiausių būdų. Jeigu mes turime neišvengiamų naudojimų, būtinų papildomų faktų, geriau būtų juos pateikti prieduose, tačiau neįtraukinėti į pačią A3 formą. Visi skirsniai A3 formos yra pildomi nuosekliai. Ir tai ir sudaro A3 sprendimo logiką. Taigi gautųsi, kad kol nebaigtas pildyti ankstesnis skirsnis, aukštesnis, neužsiimti sekančių, neperšokti link sekančio veiksmo, kol mes dar neišgryniname pirmojo. Daugiausia dėmesio dėl to yra skiriama pirmiesiams skirsniams arba situacijos supratimui. Natūraliai, kuo mes geriau suprantame situaciją, tuo tikslesni bus mūsų sprendimai dėl būsimų veiksmų. Jokių sprendimų negalima daryti, jokių pasiūlymų dėl sprendimo, kol neišanalizuota dabartinė situacija. Tai yra viena iš pagrindinių tradicinės vadybos klaidų, kada mes dar nesupratome, kas atsitiko, o iš karto žinome, ką su tuo darysime. Tokiu būdu mes greičiausiai galime padaryti arba tik laikiną sprendimą, arba įvelti naujas klaidas. Yra visiškai natūralu, kad pildant A3 formą būna labai daug taisymų. Dėl to rekomenduojama A3 formą pildyti pieštuku, rašyti ranka, nes redakcijų gali būti ir 5, ir 10, ir 20. Labai svarbu, kad skirsnių formatas neapribotų pildančio problemą sprendančio minties. Skirsnių formatas gali būti keičiamas pagal poreikį. Čia kur kas yra svarbiau, kad faktinis glaustumas būtų išlaikytas. Jeigu kažkuriame skirsnyje mums reikia daugiau vietos, nes ten yra daugiau svarbios informacijos, mes taip ir padarykime. Tačiau išlaikykime visą bendrąją A3 formą ir bendrąją sprendimo logiką. Taigi truputėlį detaliau. Pirmas žingsnis. Visų pirma, mes tiesiog identifikuojame, apie ką yra šis A3 sprendimas, A3 forma. Tai yra tema, gali būti padalinio pavadinimas, projekto pavadinimas, kodas arba panašiai. Tada pirmame skirsnyje mes aprašome pačią problemą. Geriausia tai yra pasakyti vienu sakiniu, kokia yra problema, kurią mes čia sprendžiame. Kas konkrečiai yra. Tada mes pagrindžiame, koks yra problemos sudėtingumas arba kokios sunkumo yra pasiekmės šios problemos mūsų procesams ir mūsų organizacijai. Labai svarbu kalbėti apie kaštus, kurios sukelia problema, apie žmonių resursų poreikį šiai problemai likviduoti. Jeigu tai yra klaida, jeigu jis sukelia klaidas, prailgina terminus ir panašiai, tai ir yra, kas yra svarbu. Reikia svarbu apibriežti problemos paplitimą, kaip dažnai pasirodo, kiek ilgai trunka, kiek padalinių, procesų ar operacijų apima. Reikia surišti problemos pasiekmes su kliento poreikis. Ko mes netenkiname konkrečiai klientui, kokias galimybės mes prarandame. Toliau mes apibūdiname dabartinę situaciją. Kokiomis aplinkybėmis problema kyla. Kur tai yra, kokioj vietoje, kokiam padalinyje, kokiomis aplinkybėmis, kokiose operacijose, kokioje padalinių sąveikoje ir panašiai. Naudokime čia grafinę informaciją, schemas, nuotraukas, nes tai ir yra geriausia forma, kaip perteikti šią sudėtingą informaciją. Aplinkybės yra daug informacijos reikalaujanti vieta. Tekstą naudokime tik minimaliai, duokime vizualiai suprasti. Reikia eiti į gembą ir pasižiūrėti, kokios tos aplinkybės yra konkrečiai toje vietoje. Reikia ištirti problemos aplinkybės vietoje ir surinkti pirminius duomenis patiems. Visus apibendrinimus atlikti patiems. Be abejo, mes kartais galime rasti visiškai akivaizdžias problemas, kurias galime pašalinti to jau pat, be jokių didesnių svarstymų. Jeigu mes matome, suderiname su interesuotais asmenimis ir jas šaliname. Nelaukime, kol pabaigsime visą A3 formą pildyti. Taisykime jas jau pat. Jeigu pažiūrėtume į Demingo tobulėjimo ciklą, planuoti, bandyti, tikrinti ir veikti,
Šiuo atveju mes apibūdindami dabartinę situaciją, mes esame planavimo fazėje, mes planuojame savo veiksmus. Tikslai ir uždaviniai ir trūkumo analizė. Labai dažnai mes sprendžiame uždavinį, ką mes norime turėti ateityje, kitaip sakant, ateities uždavinių kelimas, arba sprendžiame uždavinį, kokias mes konkrečias problemas turime savo dabartinėme procese. Kitaip sakant, mūsų tikslai ir uždaviniai bei trūkumai gali kartais keistis vietomis. Taigi skirsnius šios visiškai lengvai galime sukeisti vietomis priklausomai nuo paties užduoties pobūdžio. Kai turime naują užduotį, naujus keliamus tikslus, pirmą detalizuokime, kokie tie tikslai yra ir kokie uždaviniai. Ir tik tai po to apibrėžkime, ko mums trūksta, kad tuos tikslus atitiktų mūsų dabartiniai procesai. Kita vertus, kai taisome konkrečią turimą problemą, pirmą detalizuojame pačius trūkumus, o po to jau tikslus ir uždavinius, iki ko mes turime pakeisti, kiek mes turime pagerinti savo procesą. Duomenys visais atvejais turi būti aktualūs, susiję tiesiogiai su nagrinėjama problema, kad jie parodytų, kaip ta problema kyla. Duomenys turi vesti prie problemos pirminės priežasties. Čia mums reikėtų prisiminti 5 kodėl pirminės priežasties paieškos kelią. Kuo duomenys vizualesni, tuo jie bus aiškesni, tuo lengviau mes galėsime padaryti išvadas. Pasinaudokime visais duomenų analizės žinomais metodais. Toliau, sekantis žingsnis yra siūlomi sprendimai ir tų sprendimų įgyvendinimo planas. Jeigu mes situaciją išanalizavome pakankamai tiksliai ir pakankamai detaliai, mes ją supratome ir žinome, kokios yra problemos priežastys, tai natūralu, kad siūlomi sprendimai tampa visiškai akivaizdus. Jie išplaukia iš pačios situacijos suvokimo. Taigi sprendimai turi būti nukreipti į išanalizuotas priežastis, jie turi būti konkretus, deleguojami konkretiems veiksmams žmonėms. Sprendimuose neturi būti neaiškių formuluočių ar ilgų tęstinių užduočių. Jie turi būti konkretizuoti į konkrečius žingsnius. Sprendimų pagrindų parengiamas įgyvendinimo ir kontrolės lapas. Ką darom, kada darom, kas atsakingas ir kaip tikriname. Ir mes numatome, kaip mes matuosime rezultatus, kaip mes tikrinsime, kad mūsų siekiamas rezultatas yra pasiektas arba mes prie jo artėjame. Koks tai yra rodiklis? Demingo tobulėjimo cikle, planuoti, bandyti, tikrinti, veikti, mes čia kalbame apie bandymo etapą, do. Rezultatų siekimas, sprendimo standartizavimas. 8-9 žingsnėje mes turime grįžtamąjį ryšį ir suinteresuotus asmenys. Grįžtamasis ryšys yra pasiektų rezultatų tikrinimas. Mes įgyvendinami savo numatytas priemonės turime pastoviai tikrinti, ar tie rezultatai atitinka mūsų lūkestį. Mes turime kontroliuoti įgyvendinimo eigą. Turime lyginti rezultatus su tikslu, įvertinant tame tarpe ir finansinę jų naudą. Mes turime tikslinti veiksmus, jeigu rezultatas mūsų netenkina, jeigu jis yra netoks, kokį mes numatėme. Šiuo atveju tai yra Demingo cikle tikrinimo etapas. Kita vertus, jeigu rezultatas mus tenkina, jis yra kaip tik toks, kokį mes numatėme, mums reikia standartizuoti naują darbų atlikimo būdą, mums reikia paskleisti naują praktiką, apmokyti darbuotojus ir taip toliau. Čia mes galime numatyti naujas ateities užduotis, nes mes įgyvendinę tobulesnį procesą, mes matome naujus tikslus, naujas galimybės. Be abejo, mes visus veiksmus turime suderinti su suinteresuotais asmenimis. Pildant A3, pakankamai naudingi tokie paprasti praktiniai patarimai. Visą informaciją pertek glaustai, vertink, nušlifuok kiekvieną žodį. Visą laiką prasmė yra svarbiau už formą. Jeigu parašysi ranka, visiškai tinka. Vizualus perteikimas yra daug geriau negu tekstas, jisai daug daugiau informacijos perneša ir daug lengviau suvokiamas.
Neprašinėk, nenaudok ilgų tekstų, naudok tiesiog vardinimą. Angliškai jisai vadinamas bullet points. Palik skaitytojui erdvės, kad būtų lengvai skaitoma. Nesistenk sugrūsti kuo daugiau informacijos, mažindamas fonto dydį. Ir perteik visą informaciją nuosekliai, kad jį skaitant būtų įspūdis, tarsi yra pasakojama problemos atradimo ir išsprendimo istorija. A3, kaip jau sakiau, yra labai svarbus Lean sistemoje. A3 tai yra būdas mokintis organizacijai, mokintis darbuotojams, mokintis darbuotojų vadovams. Mokiniui sprendžiant problemą, mokytojo užduotis yra įvertinti jo įgūdžius problemos sprendime. Ir štai A3 logika yra kaip tik tas analitinio mąstymo pagrindas, kurią galima sekti, kurią mokytojas gali vertinti, ar mokinys ją išmano. A3 pildymo rezultatas rodo mokinio sugebėjimą suprasti situaciją ir pasiūlyti sprendimus, suprasti situaciją, kurioje jisai dirba ir pasiūlyti sprendimus jos tobulinimui. Ir A3 logikos laikosi ne vien tik tai mokinys, bet laikosi ir mokytojas. A3 logikos mokytojas laikosi, kai jisai sprendžia, koksgi mokinio ugdymo kelias yra reikalingas. Čia mes ateiname prie A3 principų taikymo įmonės tobulėjimo procese. A3 sprendimas yra nuolatos kartojamas žingsnis organizacijos tobulėjimo kelyje. Problemų sprendimas yra tas tobulėjimo kelias, o A3 logika yra jo pagrindas. Iš čia kyla ir pati organizacijos tobulėjimo kata. Žinok kryptį, kokie yra ilgalaikiai tikslai, suprask dabartinę situaciją, susitark, koks sekantis konkretus tikslas ir siek šio tikslo šalindamas kliūtis. A3 logika turi visus šituos komponentus. Taigi pabaigoje pasakysiu tik tai, kuo aš pats labai tikiu. Būdų problemą identifikuoti ir spręsti yra daug, tačiau ne vienas jų neveikia be mąstymo ir darbo. Be abejo, iš tokios pažinties naudos yra mažai, jeigu mes jos nebandysime pritaikyti praktikoje. Taigi sėkmės, ačiū, Saulius.